Sveiki, trumpai apžvelgsiu transporto priemonės valdymo sistemą. Pradedam nuo transporto priemonės pasirinkimo, kurioje užregistruosim gedimą. Toliau galim registruoti gedimą iš greito gedimų registracijos lango. Turime statusus: pasirinkti, remontuoti, keisti. Pasirenkam tinkamą statusą. Toliau galime pasirinkti iš detalesnio sąrašo sudėtingesnius gedimus. Priskiriame poziciją. Toliau mes galim surašyti komentarą ir parsisiųsti nuotraukos su aprašymu. Po įsisaugojimo informaciją matysime tvarkymo formoje ir lentoje. Jeigu mes pasirenkam jau anksčiau registruotą transporto priemonę, mes matysim jau suvestą informaciją.